Esu Edvardas Monstvilas, yra šeimos ūkis, dirbame apie 500 hektarų. Šiandien susirinkom šienauti, pirmoji šienapjūtė. Ūkis yra mišrus, turime melžiamų karvių, auginame kviečius, miežius, rapsus, pupas, vikius, margainius, linus, kanapės. Automatinio vairavimo istorija prasidėjo pas mus 2015 metais. Tada buvo pirmoji džondyrinė navigacija, mums patiko, vėliau atsirado Margučių atstovaujama CHC navigacija, dirba tiksliai, nestringa, galima pagirti serviso, padeda ne tik nuotoliniu, bet atvažiavimui ir į vietą, jeigu kyla kokių klausimų. Tai neturime jokių nusiskundimų. Šiuo metu naudojame jau 3 CHC navigacijas. Viena yra naudojama kombainui, kūlimo metu labai pagelbėja. Kitos yra sudėtos ant mažesnių traktoriukų. Su vienu sėjam kukurūzus, dabar netgi grėbiam su navigacija jau. Šitas, kaip matome, dirba su šienapjovėm, su 4 metrų sėjamąja, su trąšų barstytuvu. Ateityje planuojam padaryti ir purškimą su šituo. Iš Margučio esame įsigiję jau 2 frontalinius krautuvus, turime 2 skystų trąšų talpyklas. Praeityje esame pirkę jau dėvėtą techniką, tačiau bėgant metam atsinaujinam. Automatinis vairavimas mums labai pagelbėjo, taip kad navigacija visada bus vienas iš mūsų prioritetų. Margučio atstovai visada maloniai priima, pakonsultuoja, servisas visada atsiliepia ir išsprendžiama visi klausimai. Taip kad jeigu reikia dėvėtos naujos technikos, visada galite kreiptis į Margučius.